Yra vietų, kur miškas nepriklauso laikui, kur takai neveda niekur, o tik gilyn, kur net oras atrodo sunkesnis, lyg būtų prisigėręs kažkieno buvimo. Ten, kur žmonės eina tik dieną ir net tada atsisuka atgal. Tirkšlių pušynas yra viena iš tokių vietų. Sakoma, kad ten gyveno atsiskyrėlis, Drazdauskis. Bet dabar sakoma kitaip, kad jis neišėjo, kad jis pasiliko, ne kūnu, o siela. Jis pasirodo tiems, kurie ateina su klausimu, kai ateina į tą vietą, kur jis gyveno. Pirmiausia ateina jausmas, toks keistas, lyg kažkas stovi už nugaros, ne arti, bet pakankamai, kad pajustum. Tada tyla. Tokia, kuri nėra natūrali. Miškas nutyla ne todėl, kad ramu, o todėl, kad kažkas stebi. Ir tik tada pamatai. Ne veidą, ne kūną, tik siluetą tarp medžių. Ilgą, tamsų, lyg žmogų, kuris per ilgai stovėjo vietoje ir tapo dalimi šešėlio. Sako, kad jei pabandysi prieiti, jis dings. Bet jei atsisuksi nugarą, jis priartės. Ne žingsniais, mintimis. Žmonės, kurie jį sutiko, pasakoja skirtingai. Vieni sako, kad jis nieko nepasakė, tik žiūrėjo. Ir to užteko, kad viskas viduje pasidarytų aišku. Kiti sako, kad išgirdo balsą. Ne ausimis, galvoje. Tylų, lėtą, be emocijos. Ko ieškai? Ir tada supranti, kad negali pameluoti. Net savo. Kai kurie bandė bėgti, išeiti iš miško kuo greičiau, bet net išėję jaučia, kad kažkas liko su jais. Ne kaip baimė, o kaip buvimas. Tarsi dalis jo persikeltų į tave. Ir kartais vėliau, jau namuose, tyloje, vėl pajunti tą patį, kad kažkas stovi, kad kažkas laukia, kad kažkas klausosi. Sako, kad tirkšlių pušyno atsiskyrėlis nesivaidena be priežasties. Jis nepasirodo smalsiems, nepasirodo tiems, kurie ateina pasižiūrėti. Jis ateina tik tada, kai žmogus pats yra ant ribos, kai nebežino, ką daryti, kai per ilgai nešiojasi klausimą, kai pradeda vengti atsakymo. Ir tada jis pasirodo, ne kaip vaiduoklis, o kaip atsakymas, kurio negali ignoruoti. Ir jei kartą jį pamatysi, daugiau niekada nebebūsi vienas, net jei aplink nieko nebus. Nes kai kurie susitikimai nesibaigia, jie tik prasideda. Ir jei kada nors būsi tirkšlių pušyne ir pajusi, kad kažkas žiūri, nebandyk įrodyti, kad tai tavo vaizduotė. Nes galbūt tai ne vaizduotė, galbūt tai jis. Ir galbūt jis jau laukia tavęs.